Prieš 2 savaitės Didžiąją Dailidę buvo okupavę žvejai, o 1 vasario sekmadienį čia jau riaumojo galingi varikliai. Alytaus motociklų klubas Devyniukė ant ežerėlio ledo vėl surengė motociklų, keturračių bei motociklų su priekabomis varžybas Alytaus rajono mero taurei laimėti. Šiandieną mes turim 7 kategorijas, tai yra 4 ant 4 quadai ATV vadinami, be dyglių, tada yra sportiniai keturračiai su dygliais, kita klasė be dyglių, tada yra motociklai su priekabomis, 750, jie važiuoja dvisėdą su kolega ir turime 3 klases krosinių motociklų su dygliais. Tai yra viena grunto dygliai skirti, antra klasė yra ledui skirti dygliai ir 3 klasė yra su savadarbiais dygliais. Be abejo, yra tikrai daug profesionalių sportininkų dalyvaujančių mūsų varžybose, gal labai neįsiplėsiu, bet tikrai yra daug kartinių ir Lietuvos čempionų ir prizininkų. Sportininkų mes sulaukėm šiandien beveik 70, tai kaip tokiom oro sąlygom tikrai pakankamai daug. Trasą organizatoriai pradėjo ruošti prieš savaitę. Ledo storis abejonių nekėlė – 22 cm. Tačiau vėliau oras ėmė šilti. Motociklų klubo Devyniukė prezidentas Nerijus Sipavičius sako, kad važiavimo sąlygos prilygo ekstremalioms. Mat po treniruočių ir pirmų važiavimų atsirado daug vandens. Tačiau tai tik pradžiugino žiūrovus. Be abejo, žiūrovams yra ekstremaliau, renginys tikrai, manau, gerokai geresnis negu būtų sausas ledas, šaltukas, bet, tiesiog, su gamta nepakovosi, turim ką turim, čia tikrai susirinko patys drąsiausi sportininkai. Sąlygos geras, oras geras, šiluma gerai. O trasa? Trasa šiek tiek, kai sako, visiems vienoda, bet labai daug atleista, vandens pilna ir sunku valdyti motociklą iš tikrųjų. Būtų grynas ledas, aišku, kitai būtų. O čia vandens iki kulniuko, kai sako, ir sunku. Ko reikia, kad gerai suvažiuotum trasą? Meilės gazui. Sekėsi puikiai, labai šlapi, trasa gera. Viskas tvarkoj, tiek, kad labai šlapia, tik tai sunku važiuoti buvo. Šiaip tai viskas gerai, smagu. Ko reikia, kad suvažiuotum trasoje? O, ką žinau, šiltų gerų rūbų. Tik tai, kad nes kiaurai peršlapė, iki triusikų. Technika jo irgi dūsta, čiaudo, filtrai kemšasi, nešlapi, sąlygos geras. Jo. Kiekvienas dalyvis turėjo trasoje važiuoti 10 minučių, o po to įveikti dar vieną ratą. Tokių važiavimų kiekvienoje grupėje buvo 2, po jų ir paaiškėjo nugalėtojai. Greičiausi sportininkai apdovanoti taurėmis ir rėmėjų dovanomis. Šį savaitgalį tai jau antros automoto varžybos Alytaus prieigose. Šeštadienį 8 kartą griaudėjo varikliai nuotykių šalyje Tarzanija.